Gegužės mėnesį atstovauja 3 pagrindiniai didieji arkanai – žynys, transformacija arba mirtis ir teisingumas. Žynys primena apie autoritetus, kviečia peržiūrėti santykį į mus kaip mokytoją su savo mokiniais arba kaip mokinį su mokytojais, kuriuos sutinkam savo gyvenimo kelyje. Žynys yra santykis su mūsų tėčiu, tradicijos, etika, moralė arba mokslai. Tai nors ir mokslo metai baigėsi, jei nusprendėt tobulintis, įgyti kvalifikaciją tam tikroj srity, gegužės mėnuo yra puikus ir tinkamas. 13 arkanas – mirtis arba transformacija – kviečia drąsiai imtis pokyčių srityse, kurios jau prašosi. Galbūt kažkam reikia persitvarkyti namus, peržiūrėti spintas, išnešti šiukšlės, kažkam reikia atsinaujinti, atsišviešinti, juk pavasaris. Šis arkanas, jeigu mes patys nesimam veiksmų, jis vienaip ar kitaip, jeigu atėjo laikas, priverčia imtis pokyčių. Mirties gamtoj nėra. Viena forma keičia kitą formą. Metus atstovaujantis teisingumas, 8 didysis arkanas, psichologinėme portrete, jisai kviečia pasverti, remiantis logiką, įvairius faktus ir priimti teisingą sprendimą. Kaip žinoti, ar tas sprendimas yra teisingas? Kiekvienas gali turėti savo tiesą, bet ta tiesa nebūtinai atitinka su žmonių sukurtais įstatymais. Ta tiesa nebūtinai atitinka su visatos dėsniais. Todėl labai svarbu pasverti, ar mūsų tiesa atitinka mūsų aplinką, yra harmonija, pusiausvyra ir svarbiausia, ar mūsų tiesa atitinka aukštesnius visatos dėsnius. Taigi su šiais 3 didžiaisiais arkanais linkiu džiaugtis gegužės mėnesiu, jau atbudusią gamtą, pavasariu ir jeigu reikalinga imtis pokyčių, jeigu reikalinga mokytis arba visame kame laikytis savo vidinio teisingumo. Jei nori sužinoti apie save daugiau, kviečiu į asmeninę konsultaciją arba jau šį sekmadienį prasideda mokymai nuotoliniu būdu. Pažink save kitaip per taro archetipus, kur gimimo datos skaičius konvertuosime į taro didžiuosius arkanus ir mokysime sudaryti psichologinius portretus. Kviečiu tave.